buvo manoma ir džiaugiamasi tuo. Jis buvo, daugiau sakyčiau, kaip ir vilties toks simbolis. Ne viena religija jo neignoravo, visi kažką tikėjo, kad ten iš pradžių karas, badas, maras aplenks ir ypatingom progom statydavo. Kaimai statydavo, jūs tą puikiai visi žinot daugmaž. Aš matau mūsų tarpę žmogų, kuris daugiau papasakot apie viską. Aš tik norėčiau pasidžiaugti, kad jis jau čia stovi ir norėčiau dar keletą žodžių tart, kad mes ilgai rinkom vietą jam, norėjom vis tik, kad jis papuoštų mūsų miestelį. Tikimės, kad čia vieta yra išrinkta daugmaž, gal ne pati geriausia, bet džiaukimės, kad jinai yra tokia. Jinai bus, sako, dar gražesnis seniūnas, tai bus dar gražiau važiuojant pro šalį pasižiūrėti. O pats darbas, tai nuo manęs nelabai ką priklausė čia. Tai daugiau kaip idėją paremdamas, vienoj firmoj prašėm, ir žmonių prašėm, ir jų geranoriškumu visų, ir padėjimu atsirado, kaip matot, šitas kryžius, karavykas. Aš visiems tuo pačiu norėčiau palinkėti sėkmės, sveikatos ir šakiniškiam ir visiems tą mūsų gražaus jubiliejaus progą. Ir tuo pačiu vis tik norėčiau, kad pakalbėtų porą žodžių tas gerbiamas žmogus, kuris daugiausiai įdėjo, sakyčiau, darbo prie to mūsų karavyko. Palei jo formą, palei jo išvaizdą, palei pagražinimą ir prašytumėm, kad jis tartų porą žodžių. Tai būtų mūsų visų gerbiamas Šakynos ir aiškiai Šiaulių apskrity žinomas Vilius Puronas. Prašom. Mėly žmonės, aš ilgai pasakoti negaliu, nes kaip pradėsiu pasakoti, visiems bus įdomiau, ateis vietų klausimai. Tačiau karavykas yra vienas iš mūsų, pasakyčiau, lietuvybės pamatų. Mes jį išmirkome. Ir caras draudė, ir kaizeris draudė. Labai neaiškiai, netgi tarpukarį apie jį buvo šnekama, apie tarybinę santvarką šnekama. Ir man malonu, kad šitas dalykas nenuėjo į nebūtį. Ir būtent Šiaulių regione dar keletas miestukų gyvenviečių dar nebeturi išlikusius karavykus. Jie dar kirto buvo statomi po 1863 metų sukilimo. Tai yra daugiau vyriškos jėgos, dorumo, riteriškumo, šiuo atveju bajoriškumo simbolių. Ne tik tai su maru susiję, ne tik tai su kitais dalykais. Taip, kad šituo dalyku, jeigu pradėsim domėtis, labai gerai. Galbūt prasidės dar vieną mūsų, tautodailės, aš vėl nusišneku, sritis, kuri vėl atgims iš nebūties. O taip man labai džiaugu, kad vis tik tai toks dalykas atsirado senam bajorų gyventam gyvenvietei, primena šitą dalyką. Ir ką? Man labai daug garbės čia suteikta. Faktiškai viską, kas gero dariau aš, o viską, kas blogo darė jūs tai. O taip man malonu ir aš tiesiog noriu dar paspausti ranką jūsų šitam geram žmogui, kurio iniciatyva. Ačiū tada. Na ir turbūt, kada atidėjimti tą kryžių, paprašysim bendruomenės pirmininkę ir idėjos autorių. O dabar bažnyčiai žodžiu. Man kaip klebonų labai nuostabu. Aš kai pamatau nors naują kryžių, vis kažkaip taip širdis atsigauna. Vis dėlto žmogus eidamas pro kryželį sustoja, susimąsto, pažvelgia į jį ir galbūt pagalvoja, kaip aš gyvenu šioje žemėje, koks mano tolimesnis likimas, ar aš laimingas šiame pasaulyje. Tegu tas kryželis
laimina šitą vietą. Tegu neša Šakynos parapijai šitą džiaugsmą, šitą meilę, kad apsaugotų mus nuo visokių blogybių, nuo visokių nelaimių. Dabar paprašysiu savo kurso draugą, kunigą Alfredą, pašventinti šitą kryželį. Vardant Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Amen. Te padeda mums Viešpats. Dangaus ir žemės kūrėjas. Melskimės Viešpatį Jėzau Kristaus, savo mirtimi ant kryžiaus nugalėjęs mirtį, prisikėlimu sugrąžinę žmonijai dvasinę gyvybę. Pašventink šį kryžių, kad jis būtų čia gyvenantiems žmonėms išganingas, apsauga nuo bet kokio blogio, stiprintų sielas ir mus visus ruoštų ir vestų į amžinąjį gyvenimą. To ir prašome per Kristų mūsų Viešpatį. Amen.